Sveiki užsukę į mano kanalą ir dabar yra mano pirmasis video, šis video. Taigi, jeigu kas ne taip, kol kas esu be patirties ir jeigu kas ne taip, tikiuosi man atleisite ir komentaruose savo duosite žinoti patarimų kokių. Ir dabar yra naktis ir namiškiai mano miega ir aš stengiuosi kalbėti tyliau, bet tikiuosi jūs mane gerai girdite ir norim supažindinti su savo kanalu, kuriame aš dalinsiuos tiek gyvenimo būdu, tiek pirkiniais, tiek kosmetika, tiek žinoma vlogais. Ir tikiuosi jums patiks ir tiek. Šiame video gyvenimo patarimų kol kas nedalinsiu ir tai bus visai atskiras video. Galiu dabar tiek pasakyti, kad esu veganė ir tiesiog pastaraisiais metais buvau veganė, dabar daugiau negu pusę metų esu vegetarė. Tačiau dabar vėl noriu sugrįžti link veganizmo atgal. Nes kadangi aš geriausiai jaučiausi, kai buvau veganė, dabar užteks, nes užtenka apie tą sveikatą, dabar yra naktis ir aš tikrai nenoriu kalbėti apie apie sveikatą. Ir apie gyvenimo būdą, kaip sakant. Geriau aš jums dabar parodysiu, kokias paskutinės kosmetikos priemonės nusipirkau ir tikiuosi jums bus įdomu pasižiūrėti. Taigi, pradėkime nuo paprasčiausių veidos priežiūros priemonių. Aš nusipirkau, paprasta firma, vadinasi Scen. Nežinau, nesu šiaip aš jos pirkus niekada, nesu bandžiusi. Čia yra veido kremas, dieninis ir naktinis. Taigi, dieninis ir naktinis. Tai yra anti-aging, nuo senėjimo. Nežinau. Kvapas labai švelnus. Aš nemanau, kad jis kažkoks nuostabus bus tas kremas, bet tiesiog galvoju pabandysiu. Nes man toks kvapas patiko, švelnutis toksai ir nežinau, konsistencija, nežinau, nenoriu čia dabar teplioti per daug, bet ant rankos dabar patepu dieninį kremą ir toksai neriebus, toksai, nežinau, man patinka konsistencija, bus matyti kaip ant veido bus, kol kas aš jų dar netepiau ant veido, nebandžiau, bet galėsiu duoti žinoti, ar man tiko, ar patiko. Aš nežinau, ar aš jas, kad ir man patiktų, ar aš jos pirkčiau ateityje, ieškočiau, nes tiesiog pasitaikė, parduotuvėje buvo, nusipirkau, o neaišku, ar ateityje aš tokius dar pirksiu, bet man jie patinka kol kas. Ir tos pačios firmos akių kremas, kadangi aš visada mėgstu taip pat patepti paakius, tačiau neradau, kad būtų taip pat nuo senėjimo, nuo raukšlių, neradau, todėl nusipirkau tiesiog, jis dar pakelyje
Šitie kremai nebuvo pakelyje, tiesiog paprastos tubelės plasmasinės ir tiek, ne jokios apsaugos nebuvo, atidaryti, nei apsauginio kokio, tiesiog paprastai atidarai ir viskas. O šitas kremukas buvo, yra tokioje dėžutėje, atsidaro ir išsitraukia štai. Na, bandau patepti, toks. Irgi švelnus kvapelis toksai, visai nieko. Na, nežinau, tiesiog nemanau, kad kokius stebuklus man padarys tas kremas, bet bandysiu naudoti. Kodėl aš kišu jį atgal? Nors bendriau, tegu pabūna dabar, nes aš kol kas turiu kremą akių. Kai pabaigsiu, naudosiu šitą vasarą, lengvutis kremukas. Kai naudosiu šitus kremus, tai tuo pačiu ir šitą naudosiu tada prie akių. Kad būtų ta pati firma, ta pati panašiai konsistencija ir panašiai, taip. Toliau, labai senai aš jau benaudojau veido kaukę. Nežinau kodėl. Atrodo, aš turiu tų kaukių, nusipirkus, bet aš nenaudoju. Todėl aš pagalvoju, reikia panaudoti. Bet nežinau, kas man, aš šiaip aplamai stengiuosi pirkti prekes, kad būtų netestuota ant gyvūnų. Nes aš esu prieš testavimą ant gyvūnų. Ir čia vienas iš tokių iš sveikų, organinių ir nupirkau iš organinės parduotuvės. Nors čia nerašo, kad organinė, bet rašo be parabenų, be petrochemikalų ir be detergentų. Tai nežinau, kaip lietuviškai pasakyti. Tačiau, manau, jūs supratote, kad nėra visų tų blogybių. Ir natūraliai balansuotas odos priežiūra. Čia yra veido maskė, kuri rašo, kad giliai valo ir tiesiog poras išvalo, skaistina odą ir panašiai. O negyvas odos ląsteles taip pat išvalo. Tai, manau, tiks man. Bus labai įdomu pabandyti, labai įdomu, kadangi jis toks nepigus buvo. Ir, bus įdomu. Tikiuosi, išbandysiu aš ir rytoj. Ir duosiu jums žinoti. O čia firma yra Kaolin Face Mask. Tai keistas pavadinimas. Taigi, toliau taip pat iš sveikų, iš Organic Seaweed Toning and Firming Lotion, Body Lotion. Matote, Body Lotion. Tai čia rašo įmasažuoti 2 kartus per dieną į kūną ir taip toliau, su dideliais, stipriais judesiais. Matote, čia kamštelis toksai va, tas dozatorius. Kvapas tai toks švelnus, toks kaip seaweed, nėra bjaurus ir nėra ten, kad ten kvapas geras, man labai patiktų, bet kaip organiškas, kaip sveikas produktas, tai taip ir kvepia sveikai, kaip pasakyti. Man patinka ir aš
aš jį šiandien pirmą kartą naudojau jį šiandien. Ir man patiko konsistencija, man patiko, kaip jisai įsigeria į odą, kaip oda jaučiasi, jis nėra riebus, nepaliekant juodos, tikrai labai šaunus produktas. Ir taip pat jisai toksai iš brangesnių yra. Aš, kai galiu, perku brangesnį, geresnį produktą, kadangi, kaip sakiau, esu veganė ir stengiuosi veganišką kosmetiką naudoti. Tačiau, aišku, negaliu ten visko pirkti veganiško, kad aš negaliu žinoti, ar mano akių tušas, pavyzdžiui, negu buvo naudotas, testuotas ant kažkokio gyvūno. Tiesiog, čia kita tema. Ir va, tikrai esu labai patenkinta šito produktu ir galvoju, kai jis greitai pasibaigs, nes kiek čia tų mililitrų? Čia yra 250 mililitrų. Ir aš jį tikrai greitai išbaigsiu. Aš jį per savaitę galiu išbaigti ir noriu, kad jis man laikytų ilgai. Na, bet ką padarysi. Toliau liko kelios kosmetikos priemonės ir viskas. Taigi, nusipirkau tokį Goš serumas blakstienoms stiprinti, auginti. Čia nusivalai makiažą ir yra tokia plunksnelė. Matote gal tokia plunksnelė. Ir tiesiog pastebė blakstienų augimo linijos. Ir rašo, kad padeda per 2 savaitės. Kad per 2 savaitės ryškiai pailgėja blakstienos. Na, pasmatyt, pradėsim tepti. Aš taip pat iš čia buvau įpakuotas, aš čia šiandien nuėmiau, pažiūrėjau, kaip kas atrodo, bet aš dar jo nebandžiau. Ir šiąnakt pabandysim pirmą kartą ir kiekvieną naktį tepsiu ir po 2 savaičių duosiu žinoti, ar jisai padėjo man, ar ne. Jeigu padės, tai bus labai šaunu. Jeigu ne, bus tikrai nešaunu. Gerai, toliau. Atsitiko man nelaimė. Čia ne dabar, bet prieš kiek laiko. Aš prisimenu, tik nusipirkau šitą L'Orealio pudrytę tokią. Čia yra, kaip bronzatas toksai. Matote, jis man dantelis yra ir nukrito dantelis. Kaip sakant, man pukšt ant žemės nukrito ir sudužo. Va, čia pudrytė. Ir čia yra, oh my god. Viskas krenta, viskas, matot, išbiro, viskas pabiro. Dabar iš viso jau čia visos dalys atskirai. Va, viskas, kaip taip galima naudoti. Nežinau, man jinai tikrai labai patiko. Ir, nežinau, gal dar naudosiu namuose. Tai ačiū Dievui, kad nusipirkau kitą. Va, naują pudrytę, nes kadangi man tikrai labai patiko. Tačiau aš dabar palyginkim. Šita yra, balta spalva yra šiek tiek tamsesnė, bronzesnė, tokia daugiau blizgesio, o šičia baltas tas tonas, tas spalva, tokia šviesesnė. Man šitas dar labiau patinka iš tikrųjų negu kad šita. Bet, gaila man išmesti lauk, tai aš dar naudosiu namuose, nes kadangi taip pat nėra senai taip pirkta ir labai jos dar daug yra pudros likę. Taigi, seną padedam į šoną ir apžiūrime naująją. Taigi, toksai pakavimas. Atplėšiame popieriuką, lipduką ir pažiūrime, kas
kaip atrodo. Va, gražiausiai atsidaro. Atsidaro. Ir matome spalvytę. 2 spalvytės. Na, man patinka taip. Tamsesnė, šviesesnė ir galime abi sumaišyti. Ir atsidaro, matome veidrodėlį. Ir yra šepetėlis. Na, šepetėlis nėra ten per geriausias, bet jis nėra ir blogas, tikrai. Galiu pasakyti, gan patogus. Patogu, kad yra veidrodėlis, patogu, kad yra šepetėlis. Ir nebloga pudrytė bronzatas. Esu labai patenkinta, ne veltui nusipirkau antrą, sudužus pirmajam pirkiniui. Taigi, na ir paskutinė priemonė yra mano Gošo bronzatas. Na, nežinau, vakar pirkau tą L'Oreal ir užmečiau akį į Goš produktus ir pamačiau šitą naująją ir galvoju, reikėtų nusipirkti kažkaip gražiai, taip gražiai atrodo nuo tamsiausios iki šviesiausios irgi tokios visokios spalvos. Pabandysim pažiūrėti, atidaryti. Taip pat pakelis juodas ir pasispaudžiam, atsidarė. Nėra veidrodėlio, nėra šepetėlio, bet atrodo labai neblogai. Paimsiu čia tą kitą šepetėlį, biškai prabrauksiu. Ant rankos užtepiau. Iš tikrųjų labai blizga, galiu pasakyti. Nežinau, bandysiu jums parodyti ant rankos. Ar jūs galit matyti? Nemanau. Ar nesimato gal jums blizgėsio, bet aš tikrai matau. Ir taip, galbūt ir visai faina gal. Neblizga per daug. Duoda to blizgėsiuko pats tas. Gal ne kiekvienai dienai, gal čia daugiau. Taip, tikrai ne kiekvienai dienai, nes kadangi ar kamera paima tą blizgėsiuką ar ne. Dabar nelabai žinau, tačiau labai džiaugiuosi tą pudrytę. Čia tikrai ne kiekvienai dienai, tačiau progoms pasitepti ar dekolte, ar tiesiog odai. Labai tas blizgėsiukas labai fainas. Taigi, štai visi mano naujieji pirkiniai ir žiūriu jau 16 minučių. Aš šneku čia su jumis, šakės. Jums turbūt nusibodo, užtenka. Užtenka čia man pliurpti. Ir subscribinkite, jeigu patiko, spauskite thumbs up arba thumbs down. Ir iki mielieji ir susitiksime sekančiuose video.